Labadiena! Šiandien aš jums norėčiau pravesti pamokėlę, kaip reikia greitai nuvaryti Toyota Celica. Mums tai reikia dviejų įrankių. Štai pirmasis įrankis, paprasčiausios žirklės. Ir antrasis 1,70 m vielos gabalas. Štai einame kartu. Galiu tikrai įrodyti, kad mašina, pirmiausia, reikia pažiūrėti, ar mašina tikrai užrakinta, nes kaip ją nuvaryti, jeigu jinai neužrakinta. Vairuotojo durelės užrakintas, bagažinė irgi ir keleivių durelės užrakintos. Štai pirmoje vietoje ją imame vielos gabalėlį ir kišame tarp lango ir staktos. Gali būti gumos išdrožtos. Štai šitą vielą kišame tolyn, gilyn, kol pasieksime bagažinės rankenėlę. Pasiekus, užkabiname ir patraukime. Štai, bagažinė atrakinta. Pirma, štai ir atidarome bagažinę. Bet tenka lysti per vidų, nors ir kaip nesmagu būtų. Visai galime neįlysti saloną. Opa, durys atidarytos. Galime ramiai išlysti ir bandyti eiti užkurti mašinos pasiėmus savo antrą įrankį. Tai būtų žirklės. Štai matote vėl antrą mano įrankį pavadinimu žirklės. Štai matote, net nėra spynelės, tai žymiai lengviau užvesti šitą automobilį. Mums tai reikia išmesti bėgį, aišku, numynus sankabos, nes kaip važinėsime, jeigu sankaba bus parėjusi. Tiesiog atrandame karpiuką, įkišame žirklės, sukame vieną sykį, antrą sykį, įjungiame degimą, į trečią sykį įjungiame starterį. Štai mašina užvesta, galime važiuoti saugiai ir ramiai.